Sveiki visi, pagaliau susirašiau su jumis pakalbėti apie energijas. Tie, kas manęs klausėsi visas tas serijas Sielos kelio, aš manau, kad kai kurie žmonės jau susigaudė, kuriuose vietose buvo kalbama apie energijas, kaip jos jautėsi man, kas su manim dėjosi. Bet žinoma, aš visko nesusakiau. Aš keletą fragmentų iš praeities pasilikau matomai ateičiai, kad dabar galėčiau jums papasakoti. Tai mano pagrindiniai jautimai prasidėjo tų energijų tuomet, kada aš susipažinau su ta bioenergetė Irma. Bet žinot, kada pirmą kartą pajutau euforijos energiją, tą jausmą, aš negaliu pasakyti tiksliai, ar tuo metu aš jau buvau susitikusi su Irma. Bet kadangi energetiniam lygmenį laikas neegzistuoja, energijoms laikas neegzistuoja, žinot, kartais tai būna, kad energetiniam lygmenį jau viskas būna susidėlioja, o fiziniam lygmenį tas visas išsipakuoja kelių dienų eigoje. Aš manau, kad kai kurie žmonės netgi tai jaučia tokius procesus, kada jau atrodo viskas įvyks labai greitai, ir taip ir yra. Jau energetiniam lygmenį susidėlioja viskas. Gali būti taip, kad aš dar Irmos nepažinodama pajutau jau iš anksto tam tikrą energiją. Nors iki mano pažinojimo ir to laiko labai nedidelis tarpas. Gali būti savaitė ar kelios tik dienos, suprantat? Man labai sunku dabar atsukti tą praeitį ir taip tiksliai viską prisiminti. Aš tikrai ne tas žmogus, kuris detaliai pagal datas viską susakys. Aš neatsimenu tų datų. Tikrai neatsimenu, ir kuo toliau gyvenu, man, žinokit, nežinau, yra labai sunkus laikais. Man atrodo, kad praėjo tiek laiko, iš tikrųjų visai kitaip. Tiesiog aš senstu, kaip ir visi kiti žmonės, tai o ką padarysi. Manau, čia nesmė, ne? O buvo taip, žodžiu, man Ramunė, tas žmogus, su kuriuo mes pradėjom, kaip sakant, tą visą kelią, su kuria mes ten paišėm runų formulės, užsiėmė magiją. Jinai man parašo su tokiu kaip ir prašymu, kad tu pasižiūrėk į mano vieną pažįstamą, pas ją yra kažkokios tai problemos. Aš tuo metu jau naudojau taro kortas, tad darydavau tam tikras analizės, taip galim sakyti, ne? Tai jinai manęs paprašė, gal tu jai padėsi ir taip toliau. Aš sakau, okei, tegul jinai man parašo. Bus matyti, ar aš ką nors ten pamatysiu ar nepamatysiu. Ir žinot, kaip ir skaičiau, aš tos moters žinutę, mane užliejo, žinokit, tokią energiją. Mane tuo metu labai smarkiai atpalaidavo, ne tik kad raumenis atpalaidavo, bet ir mano mąstymą atpalaidavo. Tarkim, kai žmogus išgeria greičiausiai raminamųjų, atpalaiduoja visą kūną. Ir užlieju tą visą tokia maloni, šilta energija, ne tik per nugarą, ne tik per visą kūną, bet pasijaučiau aš kaip kokiam 9 danguje perskaičius tos moters žinutę. Va tokia visa laiminga, iš džiaugsmo ašaros byra. Vat kažkas tokio. Aš pastebiu tokį dalyką tarp medituojančių žmonių. Jie tokiam kaip transe kažkokiam yra. Tai va, būtent aš ir pajutau tą tokį jausmą ir man atrodė, kad tai yra euforija. Ir aš rašau tai moteriai atgal. Aš jai aprašiau, koks tai man užėjo jausmas, ir jinai man atrašo, kad jinai taip pat jaučiasi. Ir žinokit, mes abidvi taip kaifavom. Nežinau kiek laiko, bet 1-2 dienas kažkur tai. Aš pajutau, kad ta energija kažkokia yra kaip narkotikas. Kad tik tai kažkuri iš mūsų nustoja jausti tą jausmą, puola rašyti viena kitai. Kad tik atnaujinti tą jausmą. Bet tas
jausmas vis tiek išsisėmė. Vis tiek ta energija išsisėmė ir kai jinai išsisėmė, mūsų bendravimas nutolo. Aš tuo metu, žinokit, nelabai aiškinausi, kas čia buvo, kodėl tai buvo. Tiesiog mes nusprendėm, kad tai tiesiog mūsų energijos kažkaip susijungė ir gavosi va toks fejerverkas. Na, o kaip aš matau šiai dienai, visai neseniai aš pradėjau apie tai galvoti ir man susidėliojo viskas į vietas. Čia būtent, kai pradėjau mąstyti, kaip man reikės su jumis kalbėti apie tas energijas. Po kelių metų, dabar aš tikrai nepasakysiu, po kelių čia tų metų, aš pamatau tokį vieną serialą fantastinį, kurį visiems rekomenduoju peržiūrėti, ypatingai tiems, kurie domisi visu šituom, domisi energijomis, aplamai viskom, kas susijęs su kvantinė magija, ne? Rekomenduoju aš tą serialą pasižiūrėti, aš jį ne vieną kartą miniu, kad jūs geriau pasižiūrėkit, tikrai tie žmonės, kurie pasižiūrėjo, jie labai daug dalykų pamatė. Ir kai aš pamačiau tokį vieną epizodą, ten tokia Ana, karalienė to laivo, įeidavo į tą meditacinę būseną, transo būseną, ir jinai paskleisdavo tą energiją žmonėms. Ir tie žmonės, kurie pakeldavo galvą į viršų į tą kosminį laivą, jie gaudavo tokią energiją. Ta energija žmogų apsvaigindavo, jis nustodavo mąstyti, toksai, kaip zombis mes mėgstam sakyti, ne? Tai žinokit, man kažkas panašaus ir buvo. Ir ką aš dar supratau? Aš kaip ir buvau jau pakeliui į susipažinimą su Irma, su ta bioenergetė. Ir per ją aš turėjau pajungimą. Ta kita moteris, Roma, jinai, kiek žinau, vaikščiojo Šiauliuose pas tokį vyrą bioenergetą. Jinai irgi turėjo pajungimą. Ir tos energijos, tų abiejų raganių per mus tiesiog susijungė. Tos parazitinės energijos susijungė. Ir gavosi taip, kad mes pajutom tą susijungimą. Ir daugiau man neteko ją pajausti, tik pamatyti žmonėse, kurie medituoja. Kad jie tokie ištežę kažkokie, pagavę tą atseit besąlyginės meilės energiją, iš tikrųjų ten su ta besąlyginė meilė nieko bendro neturinti. Jinai tiesiog atpalaiduoja kūną, truputėlį uždeda miglos ant akių. Aš energetiniam lygmenį matau kaip tam tikrus nuodus. Atreplioja toks voras energetiniam lygmenį ir tiesiog suleidžia nuodų. Ir žmogus tiesiog būna tam tikroj būsenoj, kaip euforijai, toks visas apsvaigęs, kaifuojantis, jam gera, kaip gali pasakyti, kad tai kažkokia bloga energija, ne? Kai tu jautiesi labai gerai atpalaiduojančiai. Bet po to, kaip sakant, po tų tokių nuodų būna tam tikros pagirios, paskui patikėkit, būna tam tikri negalavimai fiziniai. Aš dabar neatsimenu kokie, nes tuo laiku aš, kai susipažinau su Irma, pas mane tų negalavimų buvo labai daug iš tikrųjų. Ir būtent tuo metu aš ir pradėjau jausti vairiausias tas energijas. Jos dažniausiai eina nuo apačios per viršų. Ir gali sukelti tokius pojūčius, kai tarkim pajaučiam šaltuką, kuris eina nuo stuburo apačios į viršų. Toks kaip šiurpuliukai, virpuliukai, toks šaltukas gali pereiti. Aš dažnai jausdavau, kaip man per galvą tokie kaip skruzdėliukai rėpliotų. Toksai, nežinau, kaip toks eitų per galvą, kaip ją kutentų. Tiesiog jausdavau, kaip tos energijos šliaužo, taip galim sakyti. Pakalbėjau apie tokią vieną energiją ir dar pakalbėsiu apie kitą energiją. Buvo taip, kad mes ten tryse, keliaudamos iš Kauno, užsukam pas tokį raganių. Ten kažkur netoli Jonavos. Nepasakosiu, kas ten per raganius. Jis irgi bioenergetas, bet
Tie visi be energetai yra tiesiog raganiai ir viskas. Nu, kaip galim kitaip jais pavadinti. Mano draugė jį pažinojo, Irma irgi pažinojo, nes jisai dažnai į Panevėžį atvažiuodavo, o aš jo nepažinojau. Jis man sako, atsisėsk, aš noriu tave pasižiūrėti. Aš kaip ir pradžioj nesutikau, bet paskui persigalvojau. Gerai, sakau. Aš atsisėdau, jis man ten uždėjo ranką, aplamai jiems tik kažkokio kontakto reikėdavo. Uždėti ranką kažkur, ant galvos, dar kažkur, nebūtinai ten daryti kažkokius tai energetinius masažus arba fiziškai daryti masažus. Čia iš tikrųjų jokio skirtumo, svarbu uždėti ranką, kad būtų kontaktas kažkoks, ne? Jis ten man kažką liepė padaryti energetiniam lygmenį, bet aš nebuvau užsimerkus, aš neužsimerkiau kažkodėl. Aš padarysiu už tave, žodžiu, aš tai nebuvau užsimerkus, tai nieko ir nedariau. Ir žodžiu, kažką jis ten man pasakė, susakė, aš žinokit, labai į tai dėmesio nekirpiau, mes dar ten šiaip pakalbėjome apie visus tos tokius mistinius reikalus. Ir žinot, praėjo kažkuris laikas po mūsų vizito, buvo čia tokia diena, kada aš stovėjau prie kriauklės, indus ploviau, tokia, aš mėgėja tokia būt meditaciniai būsenai, kai indus plaunu. Ir pradėjau jausti, kad per mane eina kažkokia energija. Jinai man ėjo per apatinės čakras. Seksualios mintis būtent apie tą vyrą, apie tą raganių. Ir žinot, mano tokia veido išraiška, aš indus plaunu, surėkiau, kas čia dabar per nesąmonę. Nes, žinot, man buvo keista iškart tokius pojūčius jausti, matyti tą žmogų vos ne prieš save ir galvoti apie jį seksualiai, suprantat, man buvo kažkas ne taip. Kažkas ne taip, žinot, yra toks dalykas, jeigu žmogus patinka, ne, tai taip, tu gali neatskirti tokių dalykų, bet kai yra visai kitaip, tu iš karto susigraibai, kad kažkas yra čia ne taip. Ir kadangi esu jau mačiusi, kad Irma sakydavo eik iš čia, jinai vydavo tam tikras energijas iš savo lauko, tai lygiai taip pat ir aš padariau. Išvėjau vieną kartą, po kurio laiko ta energija vėl pas mane atripliojo. Jinai kaip gyvatė, žinokit, raizgosi ten aplink tą visą vietą. Ir kelis kartus, ar 2 ar 3 kartus aš švėjau ir išvėjau. Tuo metu aš Irmai nieko nepasakojau, bet po kurio laiko, kai man jau pavyko galutinai išvyti tą energiją, aš jos užklausiu. Nors, žinot, jau tuo metu aš supratau, kad jinai man ten nieko ir neatsakys normaliai. Bet vis tiek užklausiu. Norėjau, kad jinai žinotų. Aš jai papasakojau, jinai taip nusijuokė. Sako, taigi čia jo energija. Sakau, ta prasme jo energija, tai jisai gali bet kada ateiti, tą energiją jo, ne, ir šitaip landžioti po mano tą mano lauką energetinį. Kaip ir taip, ir jinai nusijuokė, čia normalu. Žinot, iš tikrųjų, man tai čia nenormalu yra. Bet žinot, tie žmonės, kurie prisileidžia į save įvairiausių tų energijų, jiems yra normalu. Tai seksualinė energija. Jinai taip ją pavadino. Ir žinot, visai neseniai kalbėjau su tokia viena pažįstama, būtent apie tas energijas aš ten kažkaip pradėjau kalbėti. Ir kai pradėjau tą vietą pasakot, jinai išsižiojus klausėsi ir sako, matai kaip, jai teko irgi jausti tokius dalykus, būtent nuo to žmogaus, kuris ten irgi raganavo. Sako, buvo man irgi taip. Aš, sako, nesupratau, kas su manim darosi. Žinot, kai žmogus, kaip ir sakiau, patinka, jauti simpatiją, tu gali nesuprasti. Bet kai nėra to, tu iš karto užduodi savo klausimą, kodėl tai vyksta. Kas čia yra negerai. Tai ir vyksta tokie dalykai, kad pagrinde tokias energijos ateis nuo tų įvairiausių praktikuotojų. Ypatingai nuo tų įvairiausių
specialistų, reiki, teta healingas, tų žmonių, kurie dirba su energijomis, nes jie turi tam tikrą pajungimą, per kurį ateina tos sukurtos parazitinės programos, kitaip vadinamos energijos. Ir buvo dar visai pakankamai neseniai irgi toks dalykas, man čia vienas žmogus parašė, kas su juo ten darosi ir taip toliau. Ten bandėm ieškoti, kas kaip, bet žinoma, tas žmogus jau nusiplovė, patingėjo tvarkytis, nesvarbu. Ir aš jam tiesiog tiesiai šviesiai pasakiau per balso žinutę, kad tu turi tvarkytis su tom energijom, kurias esi prisileidęs. Nes kai kurios energijos kerta per klyną, aš jam taip ir pasakiau, kerta per klyną. Tai yra nuo tavęs ateina tokios energijos, kurios lenda per apatinės čakras ir bando tą išjudinti seksualumą. Jei žmogus turėjo kokį nors seansą su tais įvairiausiais ezoterikais, tai gali būti regresijos seansai, tai gali būti kažkokie reiki valymai, energetiniai gydymai ir taip toliau. Aš juk jums pasakoju, kas su manim vyko. Aš leisdama atlikti tuos gydymus, aš leidau, kad į mane ateitų ir tos visos parazitinės energijos. Daviau tokį kaip ir leidimą, bet yra taip, jeigu jūs, tarkim, bendraujat su žmogumi, kuris yra pilnas tų energijų įvairiausių, tos energijos ir pas jūs ateis. Jos ateis tikrai pračekinti ir jeigu jūs nežinosite, ką daryti su jom, jos prie jūsų prisikabins. Tos energijos, patikėkit, kaip kokios siurbėlės, jos irgi bando, kaip sakant, išlikti ir bando prisikabinti prie kiekvieno žmogaus, nes joms reikalingas išgyvenimas, parazitui reikia gyventi ir stengsis jūs užvaldyti. Čia ne interferentai, interferentų pas mus nėra, bet čia yra tam tikros energijos ir jos tikrai gali apsukti galvą. Aš kiek pastebėjau, jų dar tikrai yra tų energijų daug. Ypatingai pas tuos, kurie praktikuojasi. Pas juos labai daug. Aš vieną atsimenu neseniai žiūrėjau tokią reikystę, aš jos neįvardinsiu, kaip jinai atrodo, jų daug yra. Pas ją gimdoj labai daug tokių energijų. Aš atsimenu, žiūrėjau jos video reelsą ir pradėjau jausti jas tas energijas, kaip jos ten sukosi man pilve, man bloga pasidarė. Aš supratau, kad viskas jau pas mane jos atėjo ir jos bando jau į mane įlįsti. Ką aš tokiais atvejais darau, ne? Vieną būdą jau jūs išgirdote kaip išvijimą energijos. Turit atpažinti, kieno tai. Dažniausiai tas žmogus priešais stovi kaip paveikslas. Jeigu seksualinė ta energija, tai jūs pradėsit apie tą žmogų ir galvoti seksualiai, suprantat? Ir be jokių emocijų, ramiai, susikoncentravus, jūs išvejat tą energiją. Vejat vieną kartą, vejat antrą kartą, trečią kartą. Aš žinokit, nebežaidžiu. Aš sučiumpu tą energiją, aš jos atsikandu ir jinai dingsta. Nebesirodo. Todėl, kad aš nebenoriu žaisti jau tokių dalykų, nes jos kaip gyvatės. Jos šmirinės aplinkų ratais. Vysiu vieną kartą ateis, antrą kartą vysiu trečią ir taip toliau, aš jau nebesicackinu. Tai yra du tokie būdai. Kaip energiją pagauti, jūs turit pajausti, kad jūs pagaunat. Turit atsikasti, pajausti skonį. Kokia tai programa. Tik tokiu būdu. Ir galvokite iš tikrųjų, ką sekate. Tikrai yra labai daug tokių žmonių. Ten Dianosos, ten, kur galaktinius egzorcizmus atlieka, aš nežinau, jūs mąstykit, jeigu jūs ją sekat, jūs mąstykit, jei jau stogelis čiuožia ir konkrečiai.
Man jos video reelsai vis iššoksta prieš akis, aš juos nustumiu ir vėl matau paskutinį, ką aš ten pamačiau. Tai jinai aiškino, kaip ten aukštas tos vibracijos, kaip ta magija neveikia, žodžiu, kaip ir viskas okei, bet jinai pati yra ragana. Ir jinai nesupranta, kad jinai negali būti aukštesnėse vibracijose, jeigu jinai yra magijos egregorė. O ten visos kitos regresologijos irgi tas pats, visai neseniai mačiau ten tokį irgi pokalbių video filmuką tą vadinamą podcastą, ne? Aš gal 10 minučių pasiklausiau. Ten irgi kažkokia tai moteriškė jauna, kažkokia narinėje ar kas ten. Tiesiog ragana yra ir viskas. Ir vat jeigu jūs tokį žmogų stebėsit, jūs įgysit negatyvios patirties, kokią aš įgyjau. Bet žinot, iš tikrųjų, jeigu aš nebūčiau patyrus tų visų reikalų, nebūčiau pajautus tų energijų, ne, aš nežinočiau, kaip su tom tvarkytis. Ir negalėčiau jums pasakyti, ką reikėtų daryti. Realiai tai reikėtų labai daug ką keisti gyvenime savo, nustoti stebėti visus tos žmonės, išeiti iš to magijos egregoro. Faktas, kad nuo to neapsisaugosit. Tokių žmonių yra labai daug. Pajungtų žmonių yra labai daug, be proto yra labai daug. Ir neįmanoma užkasti savo galvos į smėlį ir nesutikti jų. Tad verta mokintis ir išmokti dirbti energetiniam lygmenį, kad galėtume susitvarkyti eilinį kartą, jeigu pajaučiam tam tikrus dalykus. Žinokit, baisu darosi, kai įlendu į tokias paprastas grupės kaip sveikata, ten žolelės, visa kita ir labai daug rašančių žmonių, kurie turi panikos atakas. Pagrindinė yra priežastis panikų atakų, tai tos būtent energijos, einančios iš išorės. Klausimas tik tas, kur jūs tas energijas prisigaudėt. Bet čia yra problema ir kodėl jūs jas pasisavinat. Kiekvienas atvejis gali būti individualus. Nėra tos bendros taisyklės, suprantat? Todėl kiekvienas žmogus turėtų dirbti su savimi. Kodėl aš jums ir pasakoju, kaip reikia dirbti su savimi ir kodėl yra tai svarbu. Nes nuo vidinio nerimo ir prasideda įvairūs tokie dalykai. Aš vidinį nerimą jutau nemažai metų ir aš jums netgi pasakojau, kaip aš išmokau pagauti, kieno tai yra energija. Nereikia labai visko suasmeninti. Reikia suprasti, kad žmonės kai kurie yra ne prie ko. Jie iš to bukumo, kvailumo, kaip ir aš tokia buvau, nėrės tačia galva į ezoteriką, prisigaudė tų įvairiausių energijų, tų programų ir su tom programom vaikščia ir kitiem jas dalina. Kai kurie tikrai iš to bukumo nežinojimo. Nereikia labai smarkiai suasmeninti tų visų dalykų. Reikia tiesiog suprasti ir daryti tam tikrus dalykus, kaip aš darau. Ašgi nenusisuku nuo tų įvairiausių žmonių. Taip aš vengiu bendrauti su tam tikra grupė žmonių, bet jeigu man kažkas nors parašo, bet parašo normaliai, o ne kažkokias nesąmonės, kai būna, žinau, kad paskutiniu metu labai nesąmonė prirašo. Aš net neskaitau, aš iš karto užblokuoju. Bet tie žmonės, kurie tikrai ieško pagalbos, kurie tikrai netingi su savim dirbti, tai tikrai padedu, aš nuo jų nenusisuku. Bet jeigu jie netingi dirbti, tie, kurie tingi dirbti, aš nuo jų nusisuku, patikėkit. Nes atsiliepia man, aš tas energijas jaučiu. Aš jaučiu žmogaus būseną, tai pats pagalvokit, kaip tas viskas vyksta, ne? Bet ir mano
toks noras viešai būtent kalbėti todėl, kad jūs patys susitvarkytumėt, patys išmoktumėt. Jei kiekvienas žmogus sugalvotų, daleiskim 90% žmonių sugalvotų atsijungti nuo magijos egregoro. Kaip jums atrodo, kas liktų iš magijos egregoro? Ir kaip jums atrodo, kodėl to nebus? Aš manau, kad jūs žinot atsakymą. Kodėl taip nebus? Bet čia jums toksai pamąstymai, pasvarstymai, paanalizavimai. Neblokuokit savo loginio mąstymo. Reikia mąstyti patiems ir patarimas visiems. Nenaudokit dirbtinio intelekto. Ypatingai to chato. Aš nerekomenduoju. Ir pamąstykit patys, kodėl aš nerekomenduoju. Aš nenoriu visko susakyti, vis tiek aš linkusi tai, kad kiekvienas žmogus įjungtų savo mąstymą. Atsisukite žmonės, kurie dažnai naudojasi to chatu. Ir jūs suprasit. Tai jūs nematot savyje, jūs pamatysite kitose žmonėse. Ir dar noriu ką pasakyti. Yra tokia dalis žmonių, kurie serga tom ligom, dvasinėm ligom, šizofrenija. Kaip jums atrodo, kodėl taip yra? Nuo ko prasidėjo tie visi dalykai? Aš manau, kad jūs irgi atsakymų rasit. Buvo kažkada interferentai, ypatingai silpni būna žmonės, kurie vartoja alkoholio, narkotikus vartoja. Prie jų labai lengva prisijungti. Buvo, bet ne faktas, kad jie nevaikšto su tom energijom. Jie turi tas energijas, nes jie priėmė per baimę tam tikras programas parazitinės. Tie žmonės labai daug ko visko bijo. Kai kuriems yra paranoja, kai kuriems atrodo, kad juos pastoviai seka, nors realiai iš tikrųjų mus visus seka. Tik žinot, suprasti, kad tave seka yra vienas dalykas ir tu žinai, kad kitaip čia nebus, mes visi sekame, ne? Bet kitas dalykas, kai žmogus jau ten labai jautriai reaguoja į tos visus reikalus, kad va čia kaimynas netaip pasižiūrėjo, jis kažkoks kažkam dirba. Būna, žinokit, ir taip, visai būna. Jeigu jūs kelią pereinat tam tikriems asmenims aukšto rango, tai patikėkit, tikrai yra tam tikri dalykai daromi, kad jūs išdurnėtumėt. Žmogus per baimę yra valdomas. Žodžiu, aš daug negaliu viešai pasakoti tokių dalykų. Užtenka, kiek papasakoju, ne? Tad jei kyla klausimų, galbūt ko nors aš nepasakiau, nes neįmanoma visko susakyti. Aš turiu vis tiek šiek tiek atfiltruoti kiekvieną kartą, kalbant tomis temomis. Kai kuriems žmonėms per daug pasakau, paskui gailiuosi, kad pasakau. Žodžiai yra visaip. Tad rašykite, nebijokite. Ačiū už dėmesį. O mes susimatysim jau kitame video filmuke. Iki.